Labą dieną, pristatom, pasiklydus šitam dideliam erdviam bute esančiam žvėryne. Sveiki, apžiūrėkime šiandien vieno kambario butą, kuris yra žvėryne, Sėlių gatvėje. Šis butas reikalauja remonto, tačiau jo vieta ir išplanavimas yra patogus. Šiuo metu mes esame virtuvėje. Šią virtuvės zoną galima keisti ir perkelti į kitą kambarį, kurį netrukus pamatysime, o čia galima pasidaryti miegamąjį, o išplatinti miegamąjį galima išgriovus šitą sieną, kur yra dabar šiuo metu sandėliukas. Na, o dabar keliaujame pasižiūrėti svetainės. Esame buto svetainėje. Kaip minėjau, virtuvės dalį galime perkelti štai ant šitos sienos ir mes čia turėsime jaukų kambarį su virtuvės zona ir poilsio zona. Na, o čia yra išėjimas į balkoną, užeikime pasižiūrėti. Balkono langai yra į Vingio parką. Matos ir televizijos bokštus pro debesis. Panoramos prekybos centras visai šalia. Taip, visai šalia, vos kelios minutės pėsčiomis į šitą pusę. Taip pat yra koks pastatas šalia. Ir šalia yra žymioji Žvėryno bažnyčia. Taigi randamės tikrai geroje lokacinėje vietoje. Ar šis butas turi vonę su tualetu? Taip, jau būčiau pamiršusi parodyti, mes čia, aišku, turime ir tualeto ir vonios kambarį. Kol kas... Pakankamai tvarkingi. Taip, kol kas jie yra atskiri, bet tikrai galima sujungti į vieną didesnę patalpą. Jeigu ieškote. Taip, šis butas puikiai tinka žmonėms miestiečiams, kurie mėgsta intensyvų miesto gyvenimo būdą, nebūtinai yra turėti automobilį, nes centras yra visai šalia. Butas yra 38 su trupučiu kvadratų ir, kaip minėjau, jisai perdaromas į 2 kambarių butą. Namo aukštas 4. Skambinkite ir užsirašykite apžiūras. Iki.